Šio susitikimo tikslas yra ne tik pristatyti, bet ir per poeziją geriau pažinti šią vidinę dvasinę būseną. Šnekėjusius labai daug žmonių ir jie kažkaip atviraudavo ir šnekėdavosi su manim kažkaip kaip su gera drauge, tai aš mačiau jų pergyvenimus, išgyvenimus ir lygiai taip pačiai kaip iš to laikotarpio atsinešiau kažkokios sielos bendrumo patyrimus, kurie palengva brendo paskui. Tai aš manau, kad galima sakyti ten, kur yra jausmai, meilės, prieraišumo, atsidavimo, tai aš manau, kad jų branda prasidėjo būtent linkmenyse. Kažkada mano gilio jaunystė, o po to jau jie rutuliojosi ir peraugo į kitus santykius ir į požiūrį į kitus žmonės. Ir iš tiesų, daug daugiau negu galime pamatyti. Tai nebūtinai, kad turi būti parašytas žodis linkmenys. Tas žodis linkmenys gali ir užkoduotas yra. Ten, kur jūs net neįtarėt. Jeigu pasižiūrėsit, įsiklausysite į eilėraštį, o ypatingai ten, kur yra, sakykime, tiesiai šviesiai meilės ir jausmų lyrika. Na ir dar vienas toks būtų įdomus klausimas. Žinot, ką jums reiškia pilnatis, ar tik kaip metafora žmogaus gyvenime? Taip. Tarp kitko, pats bjauriausias atsakymas, labai geras klausimas. Nes iš tiesų, čia eilėraščiai yra surinkti iš ilgoko laikotarpio mano, labai daug atsijojau ir norėjau, kad būtų kuo taip didesnis, platesnis, taip sakant, apimtų tą skalę. Ir aš už tą pavadinimą labai ilgai kovojau. Nes vieni sakė, kad banalu, patarėjų visada mes turim atsiranda. Kiti sakė, kad šitas viršelis, kad niekuomet jis toks neišėjęs gražus ir netrodys. Čia mano brolio darytas, tarp kitko irgi. Ir kad nebus toksai gražus, aš pasakiau, nebus tik tai toks viršelis ir ne kitoks. O pavadinimas tai yra pilnatis, būtent tai yra liudija, kaip jūs ir sakėt, tam tikrą brandą palengva. Suvokimą pasaulio, suvokimą žmonių santykių. Ir aš galiu drąsiai sakyti, kad tai yra tikrai stipri, didelė kaip pilnatis metafora. Jeigu atsakiau. Jo, ačiū labai. Ar yra koks nors eilėraštis šioje knygoje, kuris jums pačiai yra ypač brangus ir turi ypatingą istoriją? Iš jau ten buvo atsakymą nuskambėję, man atrodo, ten tas, kurį jūs sakėt. Ar dar yra kažkas? Yra vienas. Bet aš turbūt neturiu teisės atskleisti, kadangi čia, jeigu kas turės knygą, tai tokia bus mįslė minklė. Viename eilėrašty yra užkoduotas vardas. Atsigręžti į savo tėviškę, kurios galbūt jau nebėra. Galbūt jau trobos sugriuvo, gal, nežinau, kad tiesiog suzmeko, gal kažkas išvežė, nupirko, bet prisiminimai liko. Tai šitais eilėraštis yra skiriamas mūsų senoms tėviškėms. Naktys išeina iš trobų ir tyliai gesina žiburius. Aprūkusios seniai valytos stiklo lempos nereikalingos. Jas kada nuspirs užklydęs murzinas vaikiūkštis ir bėgs nuo durų, už kurių priplėkia šaltis, pelės ir laikas neskaičiuojamas. Oi, moteriškės, jaukuma namų, jūs, kurių pasakojas pėdas sugėrė lietūs rudeniai. Čia, žinokite, taip. Irgi įsivaizduokim tą tėviškę, irgi įsivaizduojam pievą ir būdavo vandentikio nebūta, o būta šuliniai. Žaliam šaltinį, rudenio saulė rausva kaip uoga, ant žalios pievos, rūkai išdrikę kaip drobės baltos. Tai tavo našteliai, tai tavo takeliai visi išvaikščioti,
o tavo našteliais unduonų tiškes. Ko neteini rytais paskalambint, su kibirėliais per ilgą pievą. Oi, Vincentienė, oi, Dieve, Dieve. Gerbiami renginio dalyviai, labai džiugu, kad jūs šiandieną atvykote į Linkmenų biblioteką. Kraštiečiai, žurnalistai. Labai džiugu. Pradžioje noriu keletą žodžių pasakyti apie gerbiamą Audronę Guigaitę, kurios knyga Pilnatis šiandien pristatoma bibliotekoje. Artėja motinos diena senoms mamoms. Miesto mažyčiai čirškantys žvirbliai. Pilkosios kiemo suknelės, tos tokios gražios, nakties iškankintos, liūdnosios mamos. Leidžiasi saulė, vos girdisi žingsniai, šnekos, o žvilgsniai neramus, nes vėliai naktis, o rankos jau tuščios, mielosios mano mamos. Dieve, kaip norisi vėl apkabinti suaugusį sūnų. Sutemus verkia dangus ir guodžias prieš naktį mūsų pamirštos mamos. Su prisiminimais, su iškeliavimais, važiavimais. Na, teisingai, sukelia prisiminimus visiems. Ne tik tai moterim. Apie tos pirmus šokius, apie viską. Taigi, mūsų tokios ir dainos šiandien bus gal kiek nostalgiškos. Bet bandykit prisijungti kartu, gerai?
Kur daugiau nors meiliai. O, Galutinai ir meilė. būtinai. Ačiū labai, ačiū, ačiū. Ačiū. Dėkui, kad ir perleidžiat per savo jausmus ir parodot mums. Tai dėkui. O aš tai paruošiausiai Dervinių dinastijos, čia kur Jugase apačioj. Tai aš labai irgi per kalnelį nesuėjom, tikriausiai nebuvom susitikę, bet aš labai didžiuoju, džiaugiuosi, kad jūs irgi iš Iškinių. Ir būkit sveiki, toliau rašykit. Ir labai gerai, kad va dabar kaip tik tai grįžtat į tuos vaikystės prisiminimus, į jaunystės prisiminimus. Nuleidus akis nuo dangaus, o saulė lyg paukštis sparnai suplasnojo, pranyko. Laikiau rausvą debesį rankoje, pati nežinodama, ką su juo veikti. Sumykė karvės, užsiskardeno visokiais balsais vienur, kitur, trimituodamos vakaro pergalę. Klaupės prieš jas, nusilakščiusios moterys, laikydamos skambančius kibirus kiemui. Ir galvojo, tylėdamos apie būsimą giedrą, o prie lovų, kaip sauganti šuo, susirangė
giliausias miegas. Nuo Ignalinos pradėjo, nuo Melagėnų, tada perėjo link Labanoro, tada Molėtai, Stirniai, Mindūnai, tada vėl sugrįžo link Ignalinos. Tai va, tai norėčiau, kad žinotumėt, kad linkmenų bibliotekai ir patiems linkmenims šviesių mano jaunystės prisiminimų žemėje. Nuoširdžiai Audronė. Ir kartu gerbiamai bibliotekininkai, Danutai, dėkodama už nuoširdų kvietimą atvykti, šitą susitikti su jumis. Tai taip, ta bibliotekoje visada galėsite rasti. Tai visus kviečiu į biblioteką. Norim visi ilgiausių metų. Sveikatos.